Ačiū, kad atėjote šį vakarą į Vilniaus paveikslų galeriją, į dar vieną paskaitą skirtą Boleslavui Ruseckui. Ir šiandien mums apie Ruseckų portretų ir biografijų paslaptis pasakos Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslininkė, menotyrininkė Rūta Janonienė. Taigi ilgai nelaukdama perduodu mikrofoną. Kai pasižadėjau kažkada labai seniai šitą paskaitą, šitą temą, pati gal kiek neapdairiai įsivaizdavau, kad tų portretų bus labai daug. Nes du dailininkai ir labai plati šeima. Bet patys galėsit pamatyti iš prezentacijos, kad taip nėra. Sudėjau šeimos narius Boleslavo akimis žiūrint, kadangi jau čia jam skirtos parodos kontekstas. Boleslavo atžvilgių giminės surašiau tokią giminės knygą, kiek jau man pavyko tų giminių, artimų giminių, jau į tolimus jau čia būtų per daug gal apriepties, bet dėdės, tetos, broliai, seseris ir, žmona ir žmonos giminės. Tiek tų giminių čia peržiūrėsim. Ir kurie turi portretą, kurie neturi portretą. Aš taip labai paprastu būdu iš eilės sudėjau ir šiek tiek pakomentuosiu. Ir po to iš to kažkokios išvados tiek man, tiek jums gal kils. Būtų dar galima vieną kartą atgal žvilgtelėt, tai Mykolo ir Joanos Dmachauskaitės Ruseckų, galėjau čia pavardės rašyti prosenelių. Bet kadangi jų portretų nebuvo, šiaip ar taip, tai be to nusprendžiau pradėti nuo jau gerai žinomo personažo, apie kurį galima ir šį bei tą pasakyti apie charakterį. Jonas Ruseckas, Kanuto tėvas, smulkus bajoras, tipinis to meto Lietuvos gyventojas, tokių smulkių bajorų neturinčių savo dvarų buvo turbūt didžioji dauguma kilmingųjų. Tų jau magnatų su dideliais dvarais tikrai buvo žymiai mažiau. Ilgą laiką jis nuomojosi dvarus, ūkininkavo, sakykime, portrete pavaizduotas su tipiška tradicinė bajoro apranga. Žiūrėjau, toks tarsi nieko neišsiskiriantis. Vis dėlto, kai skaičiau laiškus jo sūnui arba Kanuto jam, tai iš to galima buvo perskaityti netgi tarp eilučių, kad tai visgi nebuvo labai paprasta asmenybė ir nebuvo labai eilinė asmenybė. Pasak Drėmos, čia jau tokia trumputė citata, Jonas Ruseckas buvo blaivių pažiūrų. Nežinau, ką tai turėtų reikšti, bet, turbūt, kad buvo apsišvietęs, iš tikrųjų labai daug dėmesio skiria vaikų lavinimui, mokslui, bet yra faktų, kad nevengia valstiečių engimo ir valstiečiai jo valdymu skundėsi ir kad apkraudavo juos per dideliais mokesčiais. Ir, žodžiu, irgi toks charakterio prieštaringumas. Nebuvo sužavėtas Kanuto pasirinkimu studijuoti dailę, bet labai ir nedraudė. Kanutas iš jo nuolat, ypač Romos periodu, bet ir vėliau, prašė, maldavo, reikalavo pinigų. Čia yra pagrindinė tema jo laiškų iš esmės. Kartais labai dramatiškai. Čia tokia nedidelė citatėlė, 827 metai iš Romos. Likite sveiki visiems laikams, tėvai, jūs, broliai ir seseris, nes arba mirsiu, arba duos Dievas gyventi,
tačiau su jumis daugiau neturiu nei noro, nei vilties pasimatyti. Citatos pabaiga. Ta pačią dieną, kai jis parašė šitą laišką, kuris žymiai ilgesnis, čia trumputė citata, atėjo pervesti pinigai, atėjo perlaida su 100 ar kažkiek talerių. Kanutas rašo: 1000 kartų atsiprašau už paskutinį savo laišką. Tokie jo buvo santykiai su tėvu, visą laiką tas toks sviravimas. Ir ne tik su tėvu, su broliais irgi. Dar vienas ypatumas šitos šeimos, man atrodo, tikrai nedažnas reiškinys, kurį visi žino, kad Kanutas vedė slapta, nepasakęs tėvams ir ilgą laiką labai bijojo tėvui, kažkaip mamos, man atrodo, jis mažiau bijojo, bet tėvui bijojo prisipažinti, kad turi šeimą slapta nuo tėvų susituokęs. Ir štai tėvo reakcija. Kai jau pagaliau 828 metais rudenį Kanutas prisipažino laišku dar iš Italijos, kad turi šeimą ir tokia truputį keistoka, nes žydaitę vedęs, kad ir apsikrikštijusi. Tėvas ramiausiai rašo: iš paskutinių laiškų rašytų kunigui Juozapui, tai yra broliui, sužinojome, kad vedėjai, tegul Dievas jūs laimina. Viskas. Jokios dramos ir jokios ten iš namų išvarimo akcijos. Ir kai grįžo Kanutas su vaikų pilnu vežimu iš Italijos, tėvai priėmė juos labai normaliai, sakykime, be scenų. Ir pirmas keistumas, nėra mamos portreto. Gal aš neradau, jeigu kokiam albumėlėje buvo koks smulkus piešinys, bet Boleslavo močiutė Teresė Romanavičiūtė Ruseckienė vizualiai galima pristatyti tik per antkapį Kernavės bažnyčioje. Apie ją nėra ne tik portreto, bet yra labai mažai ir apskritai žinių. Iš laiškų Kanutas rašė daugiau broliams arba tėvui. Bet mini mamą, iš ko galima suprasti, kad jinai buvo labai nuolankaus charakterio ir neprieštaravo nei jo dailės studijoms, nei jokiems kitiems pasirinkimams. Ir netgi įtariu, kad nėra įrodymų, bet man atrodo, kad gal jinai slapta ir žinojo apie jo tas slaptasias vedybas, tik neišsidavė. Yra portretas antrosios Jono Rusecko žmonos, Grasildos Protnickytės Ruseckienės, kurią Jonas Ruseckas vedė, nežinau, ar kokiais sumetimais, ar čia buvo meilės kažkokia istorija, ar šiaip, jam buvo 63, jai 23. Čia portretas, aišku, tapytas gerokai vėliau. Nei Kanutas, nei jo broliai, nežinau, dėl seserų, nes kažkaip irgi laiškai daugiausia tarp vyriškos giminės atstovų yra išlikę, nemėgo pamotės. Net geraširdis kunigas Juozapas, Kanuto brolis, gan grubiai yra apie ją išsireiškęs laiškuose Kanutui, kad pamatė juos apiplėšė, kad nuskriaudė, kad pasigrobė, kas jai nepriklauso. Iš tikrųjų, kai Grasilda apsigyveno Kernavėlėje, Ruseckams iš pirmos santuokos ten nelabai liko vietos. Vienas iš Jono sūnų Kernavėlėje liko gyventi. Čia
darau hipotezę, kad Boleslovo Rusecko albumėlyje viena tokia anoniminė moteris nutapyta yra būtent Grasilda Protnickytė Kanuto pamotė, nes gerai įsižiūrėjus, nors tapybos pobūdis, sakykime, Boleslovo Rusecko, čia tas dešiniai pusėje portretukas, dar toks šiek tiek primityvokas, bet veido bruožus aš įžiūriu tuos pačius. Tai visgi čia turbūt būtų jo tapytas toks dar gan jaunystės laikų kūrinėlis. Kalbant apie portretus, šitos gerai žinomus tėvo ir pamotės, tik dabar ruošdamasi šitam pasisakymui atkreipiau dėmesį į vieną frazę. 845 metų, čia net išrašiau ją jau ir pačioj prezentacijai. Kanutas rašo Boleslovui: baigiau tėvo ir pamotės portretus, kuriuos tu pradėjai. Atidaviau jai. Buvo labai patenkinta ir išsivežė. Ką iš to galim padaryti išvadą, kad Boleslovas Ruseckas pradėjo tapyti šitos portretus, Kanutas baigė, atrodytų gal, toks kažkokios aplinkybės lėmė, gal išskirtinis atvejis, bet paskiau, kai paaiškėjo iš kitos medžiagos, apie kurią dar kalbėsiu, dar prieisiu, kad tai buvo tendencija. Niekad anksčiau nebuvo atkreipus dėmesio, kad Ruseckai, Kanutas ir Boleslovas labai daug dirbo kartu. Jie tapė tuos pačius paveikslus dviese. Ir tai yra vienas iš man pačiai įdomiausių atradimų ir labai komplikuoja. Dabar suprantu, kodėl taip sunku kartais priskirti ar Kanutui, ar Boleslovui kūrinius. Kartais iš tikrųjų ta autorystė nuo vieno prie kito yra permetama, kaip kam pasirodo, bet labai galimas dalykas, kad ten yra abiejų autorystė, bet apie tai dar kalbėsiu. Taigi, po Jono Rusecko mirties Kernavėlės palivarką valdė iš pradžių Grasilda Ruseckienė kartu su Mauricijum Rusecku, vienu iš sūnų Jono. Vėliau jinai grįžo į Musnikų parapiją, iš kurios buvo kilusi, ir gan ilgai dar gyveno, 899 metais mirė ir palaidota Musnikų parapijos kapinėse. Taip jinai man ir liko tokia truputį neperskaityta asmenybė, jos pačios charakteris niekaip neatsispindi išlikusioje toj medžiagoje, nors iš portreto tai atrodo, kad ganėtinai tokia tvirto charakterio ir griežtoka gal buvo moteris. Dabar Kanuto broliai ir seseris. Vienas iš mylimiausių jo brolių, Boleslovo dėdė, kunigas Juozapas Ruseckas, asmenybė labai svarbi tiek paties Kanuto gyvenime, tiek Boleslovo. Atrodo, nepaprastai mylėjo Kanuto vaikus, taip pat savo brolius ir seseris, labai geraširdis žmogus, Svedasų klebonas, kuris buvo ilgą laiką pagrindinis Kanuto patarėjas ir, galima sakyti, globėjas. Jisai patarinėjo jam santykiuose su tėvais, ramino, kai jau tas depresuodavo Italijoje dėl skurdo, pinigų trūkumo, rėmė jį finansiškai. Tiesą sakant, jisai jį slaptai ir sutuokė ir slėpė, dar turėjo tą rūpestį kunigų būdamas slėpti nuo tėvų tą savo brolio santuoką. Buvo pasakęs Kanutui, kad daugiausia 2 metus slėpsės, bet iš tikrųjų slėpė gal 7 metų. Ir vėliau grįžus Kanutui
Juozapas ypatingai skatino Boleslovo pasirinkimą tapti dailininku ir rėmė jį finansiškai ir finansavo iš esmės jo studijas Peterburge. Na, vėlgi Kanutas primena Boleslovui, visas pasaulis žino, kad kunigas tave gerai aprūpina, nereikia uždarbiauti, gali atsidėti mokslui nuo ryto iki vakaro. Dailininkui tai labai svarbu. Tokio malonumo aš niekad nepatyriau. Čia gal truputėlį jau ir sumeluoja Kanutas, nes jį irgi labai rėmė tas pats Juozapas. Na, netgi dar Vilniaus universitete, kai iš pradžių Kanutas studijavo gamtos mokslus ir kai jau sugalvojo pereiti į tapybos ir piešimo katedrą, tai būtent Juozapo prašė, ne pats kalbėjo su tėvais, o prašė Juozapo, kad užtartų jį prieš tėvus, nes kitas brolis Feliksas siūlė studijuoti mediciną, o jau šito Kanutas sakė, tai jau tikrai nedarysis. Ir kunigas Juozapas perkalbėjo tėvus ir leido jiems, tėvai leido studijuoti dailę Kanutui. Kunigo Juozapo prašymu yra sukurta tėvo portreto kopija. Juozapas atsiuntė Kanutui mokinį Stanislovą, kuris keletą metų pasimokėsi tapybos ir atrodo neblogai sekėsi, nes portretas vienas čia originalas, viena kopija iš tikrųjų labai neblogai nutapytas. Kitas Boleslovo dėdė, man labai įdomi asmenybė, labai linksma buvo apie jį skaityti, Kanuto brolis ūkininkas Feliksas, ūkininkų jį pavadino Drėma, bet ir kiti labai daug kas literatūroje, straipsniuose, tekstuose apie Ruseckus Feliksą įvardinate ūkininku. Ir tas ūkininkas, bent jau man tai uždėjo tokią kažkokią keistą etiketę, tarsi būtų žemdirbys, tokiais mėšlinais batais, toks kažkoks, burokų augintojas. Ir kai galvoju, aš išsirinksiu iš Kanuto laiškų, ką tas ūkininkas veikia ir koks paveikslas man susidarys. Jis irgi rėmė finansiškai Kanutą ir kitus jo vaikus, bet svarbiausias man buvo čia paties Felikso portretas. Kur jisai gyveno, tiesą sakant, irgi duomenų mažai, lyg tai minimas Aukštadvaris, bet nepavyko man rasti, irgi metrikų knygose žiūrėjau, neaišku tiesa, kuris Aukštadvaris, bet nei vienam, nei kitam neužtikau. Ėjo jisai Vilniaus žemės ribų teisėjo pareigas, tai labai panašiai kaip tėvas. Ir paaiškėjo, taip peržiūrėjus visą, ką pavyko rasti laiškuose, kad šitas brolis buvo pagrindinis Kanuto, sakykime, informatorius ir patikėtinis gyvenant Italijoje, ne tik pranešantis visas kultūros gyvenimo naujienas, bet ir rūpinęsis Kanuto stipendijos reikalais. Ne tik finansiškai, bet organizavo. Štai jisai rašo laišką Kanutui, kad Vilniaus universitetas siunčia studijuoti į užsienį Kislingą, Vankavičių ir Smakauską. Ūkininkas puikiai gaudosi, kokie studentai važiuoja į užsienį ir kurie yra gabūs. Rašo į Romą, kad siunčia 100 skudų vekselį, kad paveikslai gabenami laivu ir kad Vilniaus universiteto profesoriaus Žilinsko brolis Romoje mokosi tapybos. Labai gerai informuotas. Tada dar siunčia pinigų ir rašo iš Vilniaus į Romą apie Trojanauską, kad tapo kaime. Neįtikėtinai informuotas apie dailės gyvenimą žmogus. Kanutas laiškuose nekartą prašo būtent Felikso perduoti linkėjimus Kazimierui Kontrimui, pakalbėti su Kontrimu apie jo stipendijos reikalus. Ir štai vieną kartą įpareigoja Feliksą pakalbėti su Zuboviene, kad jį užtartų prieš Novosilcevą.
Tai įsivaizduojam ūkininką einant į gubernatoriaus rūmus kalbėti su Novosilcevu, bet tai iš tikrųjų buvo nepaprastai įdomus žmogus, labai apsišvietęs, labai inteligentiškas, dvarininkas. Taip, bet gaila, kad taip ir nepavyko man nustatyti, tai kuriam dvare jisai vis dėlto rezidavo. Jisai labai irgi, kaip jau minėjau, rėmė finansiškai Kanutą, bet labai ragino jį susirasti valstybinę tarnybą, informavo jį apie Rustemo išėjimą į emeritūrą, nes labai tikėjosi, kad Rustemo išėjus atsiras laisva vieta ir Kanutas galės pretenduoti į dėstytojo vietą. Čia nepavyko ne dėl jų kalties, tiesiog istorija taip susiklosti. Ir Feliksas turbūt buvo vienintelis be brolio Juozapo, ir galbūt mamos, bet mama tai čia aš tik pati priskiriau, nėra jokių duomenų, bet Feliksas tikrai žinojo apie slaptas Kanuto vedybas. Greičiausiai jisai buvo tų vedybų liudininkas, aš taip manau. Ir vieną kartą jau, kai Kanutas jau ten draskėsi, kad viskas mirsiu, važiuoju namo, neturiu už ką gyventi, tai jisai jį pristabdė truputėlį 25 metais. Ką tėvas pasakys, rašo, pamatęs tave ne vieną parvažiuojantį. Tai dar truputėlį pagazdino 3 metams, 4. Šitas portretas man irgi sukėlė minčių, kad tapytas jisai turbūt jau Felikso gyvenimo pabaigoje. Nelabai ilgai gyveno Feliksas, vos 54 metus, čia man atrodo, jis galėtų būti 50 metais, bet yra albumėlėje Boleslavo Rusecko, žiūrėjau, man atrodo tas pats veidas, tik jaunystėje. Galbūt, čia mano tokia prielaida, kad Boleslavas būtų jaunystėje šitą dėdį. Jaunystėje, šiek tiek jaunesnė. Feliksas buvo vedęs, bet niekur neminima jo žmonos, jokia nei pavardė, nei vardas, nepavyko man niekaip rasti. Laiškuose kažkur prabėgom minima, kad turėjo dukras Michaliną ir Kazimierą. Vienu metu laiškuose kalbama apie planuojamas Felikso vedybas su pusseserė Dmachauskaitė. Kadangi buvo pusseserė, tai buvo prašoma popiežiaus leidimo santuokai. Bet visiškai neaišku, ar ta santuoka įvyko. Atrodo, kad ne vis dėlto. Ir tokia vienintelė dar nuoroda iš jo gyvenamosios aplinkos, kad 53 metais Kanutas Felikso testamento reikalus tvarkyti važiavo į Kauną. Tai jo tas dvaras turėjo būti kažkur Kauno bent jau apylinkėse, taip atrodo. Gal Kauno gubernijai platesne prasme, sunku pasakyti. Pats Ruseckas, Kanutas, apie jį labai čia nekalbėsiu, užteks priminti vieną iš pagrindinių personažų. Ir vienas dar toksai pasislėpęs dėdė Prosperas. Šiaip visur yra minimas kitas Prosperas, tai yra Jono ir Grasildos sūnus. Bet pasirodo, tarp eilučių laiškus skaitant ir visus dokumentus atsirado dar vienas Prosperas. Jį mini Drėma, bet ten truputėlį irgi kažkaip prabėgom ir nesusiveda iš galai. Išeina, kad dar vienas buvo brolis, Jono ir Teresės Ruseckų, tai tikras Kanuto brolis, kuris studijavo 820-21 Vilniaus universitete fizikos fakultete, rašė laiškus Kanutui ir minimas tėvo vienam laiške 26 metais kaip dar nebaigęs mokslų. Koks vėliau tolesnis jo likimas visiškai neaišku, bet 33 regis metais, kai gimė Jono ir Grasildos sūnus, jam duotas Jono Prospero vardas, tai spėju, kad tas pirmasis Prosperas jau galėjo būti miręs. Nes tą patį vaikui vardą duoti, tai paprastai duodavo, kai jau pirmo
to vardo nešiotojo nebebuvo. Bet nežinau, čia prielaida. Žiūrėjau, toks vienas inkognito Prosperas. Mauricijus, kuris gyveno Kernavėlėje. Čia iš Kernavėlės dvaro gyventojų sąrašo galima sužinoti, kad jo žmona buvo Anelė Kvintaitė ir kartu su jais gyveno dar žmonos seseris Juzefa ir Kazimiera. Daugiau apie juos iš tikrųjų nelabai yra žinių. Mauricijus buvo iš tikrųjų pagal tėvo testamentą vienas iš dvaro paveldėtojų, nes Jonas Kernavėlės dvarą paliko testamentu visiems sūnums lygiomis dalimis. Bet Mauricijus kažkaip sugebėjo įsitvirtinti vienas, išmokėjo, kiek aš suprantu, dalis savo broliams ir neprisileido nieko į Kernavėlę, tik jau gyvenimo pabaigoje Kanutą labai kvietė atvažiuoti, žadėjo pastatyti namelį jam ant kalniuko ir draugiškai gyventi, bet Kanutas nebeatsikėlė jau gyventi Kernavėlę. Užsakinėjo Mauricijus Kanutui paveikslų. Yra žinoma, kad nešiojamų altorėlių užsakė Kernavės bažnyčiai. Man atrodo, bent jau koks vienas tai atrodo išlikęs, bent jau yra nuotrauka. Na ir iš Kanuto laiškų yra išlikusi tokia gan spalvinga žinutė apie Mauricijaus žmoną Anelę Kvintaitę. Vienais metais, jau gan būdama brandaus turbūt amžiaus, nes 855, jinai davusi įžadus nuo Kernavėlės pėsčiomis atėjo iki Aušros vartų, tą piligriminę kelionę. Dėl ko įžadai buvo duoti neaišku, neminima, bet kažkoks pamaldus aktas. Ir turėjo 30 rublių duotų vyro, kad suknelę nusipirktų Vilniui atėjusi su pamaldžia intencija. Bet jinai tuos pinigus išleido kitaip, rašo Kanutas Boleslovui, papasakojo. Kažką nupirko bažnyčiai, o už likusius pirko cigarų, nes bobelė smarkiai rūko ir visat yra linksma. Štai tokia charakteristika, portreto gaila neturime. Ir jeigu apie dėdes dar galima būtų kalbėti daugiau, jeigu leistų laikas, tai apie tetas turime labai nedaug žinių. Pavyzdžiui, pati vyriausia Ruseckaitė Saurinavičienė, net vardas nežinomas, niekur neradau. Visaip ieškojau, reikėtų, ne visos metrikų knygos išlikusios, neaišku, kurioje vietoje tuokėsi, tai, žodžiu, nieko apie ją negaliu pasakyti. Pelagėja irgi labai gražus vardas ir nieko daugiau. Tėvas mini, kad netekėjusi, neaišku. Šiek tiek daugiau yra žinių apie Kamilę Ruseckaitę, kuri 829 ištekėjo už Vilniaus civilinio teismo advokato Henriko Simonavičiaus. Turėjo būrelį vaikų, jos vaikų krikštatėviais buvo tai Feliksas, tai Juozapas, broliai. Ir praktiškai visą laiką šita šeima gyveno Vilniuje, bet nieko tokio išskirtinesnio nepasižymėjo. Ir jauniausia Kanuto sesuo gimė ganėtinai jau vėlai, 814 metais, Apolonija Pranciška, irgi žinoma tik tai pats faktas jos gimimo. Na, dabar čia porą tokių dokumentėlių įdėjau dėl Prospero Jono Rusecko, Boleslovo, netikro dėdės, kuris buvo Jono ir Grasildos Ruseckų sūnus, irgi jokio atvaizdo nėra.
nors Prosperas gyveno Vilniuje, palaidotas visiškai šalia Kanuto ir Boleslovo, toj pačioj vietoj kapinių, tik tai už Boleslovo ir Kanuto antkapių ir į kitą pusę pasukti jo ir žmonos antkapiai. Nežinau, atrodo, kad Kanutas nelabai bendravo su šita šeima, nors buvo tikrai artimi giminės, bet jokių atvaizdų nėra. Ir taip pat Adelė Kornelija, Jono ir Grasildos dukra, irgi nenusipelnė portreto. Jinai buvo ištekėjusi už Paulavičiaus, gyveno Bartkuškio dvare, irgi turėjo būrelį vaikų, iš kurių vieno krikštatėvis netgi buvo Adomas Pleteris, bet daugiau irgi nelabai šeimoje, nedaug apie ją buvo kalbama. Čia įdomumo dėlį įdėt, nežinau, kiek matosi, įdėjau Kernavėlės dvaro gyventojų sąrašą 842 metais, kai gyveno Jonas Ruseckas jau su Grasilda, sūnum Prosperu, dukra Anelė, tomis žmonos seserimis ir dar kažkokių ten tarnų ir personalo sąrašėlis ir nei vieno Ruseckioko iš pirmos žmonos. Dabar ta Červinskytė žydukė apsikrikštijusi, bet vis tiek XIX amžiaus kontekste skandalas ir ypač, kad jinai nors ir perėjusi katalikų tikėjimą, bet neturtinga ir dar be tėvų palaiminimo sutuokta. Žodžiu, Kanuto charakteris, tai man čia žiūrint į šitą visą istoriją atsispindi kaip tokio truputį nevaldomo, šiek tiek egoistiško žmogaus, bet tobulai meniškos prigimties, žodžiu, svajotojo tokio. Šitą istoriją, aišku, visi žino, bet vis tiek dar šiek tiek pasikapščiau, man buvo įdomu paieškoti, kada ir kaip ta Červinskytė perėjo į katalikų tikėjimą. Nes kai tuokėsi, kai Juozapas juos sutuokė be Ukmergės bažnyčioje, tai jinai jau turėjo būti katalikė, ta prasme jau katalikų tikėjimo neišvengiamai. Tai nesu visiškai tikra, bet radau Červinskų šeimą tokią Švenčionyse, kuri, būdama 17 metų, jinai su tėvu ir broliu jeigu tai jinai, ten parašyta Ana. Čia jos vardas visuose Ruseckų dokumentuose Antanina, bet kartais tie vardai susipainioja, metrikose labai dažnai būna klaidų, arba būna du vardai, o įrašytas vienas. Kartai, daug kartų esu tokią situaciją radus. Tai tokia tikimybė, kad ten ta pati mergina minima kaip Ana Červinskytė yra didelė, bet 100% nėra. 821 metais, kai Liepos 29 išvyko Ruseckas su Jaten basa plika į vežimą iššokusią į Paryžių, labai galimas daiktas, kad jie buvo ne tik susituokę, bet jau ir laukėsi kūdikėlio, bet apie tai irgi vėliau. Čia gal buvo dar viena iš tų priežasčių vis dėlto, kodėl Kanutas taip staiga prieš pat išvažiuodamas ir slapta ją vedė. Ir įdomus yra faktas, kad 833 metais, kai jau jie buvo grįžę į Lietuvą ir gyveno Vilniuje, santuoka buvo atnaujinta, pakartota Vilniaus Švento Jono bažnyčioje. Ir dar 20 metų pagyvenusi Antanina mirė Vilniuje ir palaidota Bernardinų kapinėse, šitą žinot, bet ta santuoka pakartotina man kažkaip užvedė tokios minties, kad šitas portretas gali būti nutapytas tą progą. Drėma kelia tokia irgi, jam atrodo, be jokių papildomų argumentų, kad
tapyta prieš išvykstant iš Romos, Italijoje, bet aš nematau jokios aiškios priežasties, kodėl tapyti ją prieš išvykstant iš Romos, jeigu netapė anksčiau. Ir čia tos gėlytės, čia floristikos specialistės sėdi kolegės, kurios puokščių kalbą gali išgvildenti. Man pasirodė, kad čia ta puokštelė, jinai jau buvo daugelio vaikų motina ir aišku, kad nebus su balta suknelė ir nuometu, bet man šitas portretas toks šventinis. Ir, taip keliu prielaidą, kad galbūt santuokai paminėti, 33 metų santuokai. Ir štai vaikiukas Paryžiuje piešta 822 metų, gegužės 6 dieną, čia parašyta Kanuto Rusecko Paryžiuje, jau ūgtelėjęs vaikiukas. O kad pirmas vaikas gimė Paryžiuje, bet jo nei vardo, nei lyties neaišku. Man čia panašu į mergaitę, bet gali būti ir berniukas. Ruseckas dienoraštį minė, kad pirmas vaikas gimė Paryžiuje. Ir čia tas piešinys kaip tiesiog mieganti mergaitė pavadintas. Bet man atrodo, kad kuris tą mergaitę savo kambarį galėjo pamatyti. Tai jinai niekur nefigūruoja, jokiose biografijose. Tas pirmas vaikas, jinai nežinau, ar jos tolimesnio likimo, ar jinai iki Italijos nuvažiavo, gal jinai mirė pakeliui, niekas neaišku. Bet portretukas man vienas iš gražiausių, nuostabaus švelnumo ir kažkaip jaudinantis. Kitos Kanuto dukros portretų nenusipelnė. Kažkaip jis netapė jų. Antkapis vėl kaip mamos, taip ir sesers. Gal vizualika tokia. Irgi apie ją nelabai daug galim pasakyti. Tiesiog faktą, kad gyveno, susituokė, bet apie charakterį, nes nėra duomenų. Ona Bankovskienė ar Bankauskienė, nežinau, čia lituanizuotai sakyti ar ne. Dar viena Kanuto dukra. Čia vienoj santuokos metrikoje įrašyta, kaip jūs sakau, metrikose dažnai būna klaidų įrašyta ne Kanuto, o Konstantino Rusecko duktė, bet čia yra klaida. Gyveno Smurgonyse, buvo kažkokia drama, vyras ją paliko, tada Kanutas priglaudė, kurį laiką jie gyveno kartu. Po Kanuto mirties jinai kartu gyveno su Boleslovu iki savo mirties, 899 mirė. Kanutas iš pradžių jos labai gailėjo ir yra toks vienas epizodas, galėjau jį kažkur, atrodo, kitur pasirašius, bet čia papasakosiu, dabar man taip kažkaip susiklostė, kad Boleslovą jisai barė Kanutas, kad girdėjau, tu buvai nuvažiavęs į Smurgonis ir ten barėjai savo seserį ir netgi ketinai ją mušti. Čia man su Boleslovo paveikslu visai nesiklijuoja, bet galbūt, galvoju, gal mes irgi ne viską žinom, Boleslovo kažkokie principai buvo. Ir Kanutas jam aiškina, tai negi tu smerki savo seserį ir tą balvoną teisinį, nes tas girtuoklis, žodžiu, ją skriaudžia, o tai tu čia dabar muši seserį. Žodžiu, pastatė į vietą. Tai irgi toks šiaip labai netipinis momentas iš Kanuto ir Boleslovo santykių, nes šiaip tai juos atrodo ten kaip medum buvo sutepta, bet buvo toks užtarė Kanutas Onutę, bet paskiau, čia irgi apie tai dar prieisiu jau gyvenimo, ne visai gale, bet jau prabėgus metams, kai jinai gyveno su Kanutu, tai truputėlį buvo jam pakirėjusi, ypač jos vaikai.
Kanutas atrodo nelabai mėgo vaikų, aš taip susidariau tokį įspūdį. Dar viena sesuo Virginija ištekėjus buvo už Rusecko, kuris nebuvo giminė. Ruseckų pavardė beje yra labai paplitusi ir buvo Ruseckų kilmingų, ir buvo Ruseckų nekilmingų, ir metrikų knygose reikia labai atidžiai žiūrėti, skaityti visus ten tėvavardžius ir dar, jeigu įmanoma, kelis kartus patikrinti, nes galima labai sumaišyti. Iš tikrųjų labai daug negiminių Ruseckų. Šita Virginija lyg tai nesu visiškai tvirta, turėjo brolį Dvynį, kurio Kanutas labai nemylėjo, skirtingai negu Boleslovą. Ir Virginija lyg ir buvo jo tokia, ne tai, kad globojama, bet lyg ir labiau mylima, čia retas atvejis, nes atrodo, Kanutas visgi berniukus savo sūnus labiau, bent jau Boleslovą, kažkaip, daugiau dėmesio rodė. Bet Virginija, atrodo, jinai gyveno sudervėjai ir buvo jo tokia kaip ir mėgstama dukra, nors portreto nenutapė. O sūnų Tadą, čia nežinau ar Tadą, bet man atrodo, kad čia gali būti Tado. Čia rinkiniuose šito berniuko portretas anoniminis. Bet žiūrėjau, galvojau, kad pagal amžių ir viską atitinka, gali būti, galbūt, čia su klaustuku. Tadas buvo, graudu pasakyti, bet nemylimas Kanuto sūnus. Čia dar yra tokia istorija, kad kai gimė dar Romoje dvynukai, dukterį pavadino Virginija, o sūnų Tadu, čia cituoju, pagerbdamas mūsų Kostiušką ir nuoširdžiai trokšdamas, kad ir aš iš savo sūnaus sulaukčiau panašios paguodos. Tai žodžiu, kad būtų, tautos gelbėtojas, kariškis, Kostiuškos atitikmuo. Ir kaip keistai likimas pasisuko. Tadas iš tiesų ūgtelėjęs panorėjo tapti kariškiu. Ir tada Kanutui viskas persivertė ir jisai visai nebuvo sužavėtas šitą mintim, nes ką tai reiškia stoti į rusų armiją. Ir Juozapas labai užtarė Tadą, labai globojo ir įtikinėjo Kanutą, kad leistų Tadui būti kariu pagal pašaukimą. Ir rašė 856 metais Kanutas Boleslovui. Tadui visat linkėčiau greičiau vesti. Net jei man praneštų, kad veda žydaitę arba turkę, pats ką vedė. Ir su tuo sutikčiau, kad tik neliktum žinai kavalierius, gal vėl žmogum atvirstų. Labai keistas santykis su to vaiku. O čia yra Tado paskirimo praporščikų, tai yra karinis laipsnis, toks diplomas, ar kaip čia pasakyti, raštas. Ir iš tikrųjų jisai buvo rusų kariuomenės, jo kariškis, dalyvavo Krymo kare. Ir Juozapas Kanutą visaip guodė ir ramino, kad, kaip jis čia rašė, kad galbūt pas jį Dievo pašaukimas būti kariškiu toks pats kaip Boleslovo tapti menininku. Ir tu negali jam drausti, nes toks jo yra, gal tokia jo tiesiog paskirtis. Bet Kanutas Tado taip ir nepriėmė. Taip, toliau dar vienas vaikiukas, kuris mirė labai mažas, gimęs jau Vilniuje ir išgyvenęs keletą metų. Čia yra jau be jokių abejonių Boleslovo Rusecko tapytas jo portretas.
bet tapyta gal jau po mirties. Na ir prieinam iki Boleslovo Rusecko, kuris turi daug portretų. Savo autoportretų, Kanuto tapytų portretų, paveikslų, kuris yra kaip modelis, kaip štai Jono Krikštytojo paveikslė. Jis turi ir nuotraukų. Čia vieną įdėjau, man gražesnė ir gal mažiau žinoma. Beje, kadangi čia akivaizdu, kad tik mažoji dalis giminės yra įamžinta portretuose, tai galvojau, gal yra tokia priežastis, kurią pats Kanutas Ruseckas išdėstė Boleslovui. Galbūt, tiesą sakant, ne visi tie portretai išliko, galbūt ne visi identifikuoti, bet įtakos galėjo turėti fotografijos paplitimas. 855 Kanutas rašė Boleslovui, cituoju: Vilniuje portretų tapyti net nesitikėk. Nuo tada, kai atsirado dagerotipai, niekas jau jų netapo. Magnatai labai džiaugiasi, kad dabar pigiai kainuoja. Eina pas žydą ir gauna portretą už 3 rublius. Citatos pabaiga. Bet vienas dalykas, tas, toks valdiškas portretas, kitas dalykas, kai tu iš meilės tapai savo šeimos narį. Ir va čia atsiskleidė Kanuto santykis su Boleslovu. Boleslovą jisai tapė daugybę kartų. Jokie dagerotipai čia nieko nereiškia. Ir Boleslovas Rusecką, tą tėvą Kanutą piešė įvairiai. Čia šiek tiek sustosiu ties autoportretais, ypač turėdama omeny Boleslovo autoportretą, kuris turi tokią irgi šiokią tokią keistą istoriją. Tuoj pamečiau citatą. Kur aš ją pasirašiau? Nesvarbu, gal prieisiu, vėliau rasiu, dabar nenoriu čia užtrukti. Šiek tiek vėliau apie tą autoportretą sugrįšiu. Čia dabar dar pakalbėsiu apie tą ypatingą ryšį tarp Kanuto ir Boleslovo, ir kurį galbūt ar paskatino, gal nesakyčiau paskatino, bet išreiškė Juozapas Ruseckas, Kanuto brolis, laiške Kanutui. Nieko tad nebūtų gražesnio, rašė jisai, Dievo ir žmonių akise, jog tėvas su sūnum tobulinasi vienoje profesijoje, kad tėvas moko sūnų to paties meno, kurį pats pažįsta, ir abu trokšta pergalės palmės, šlovės laurų. Ir Kanuto dienoraščio citata: Geriausias mano planas – grįžti visiems kartu į Romą, važiuoti pro Varšuvą ir Vieną, stengtis išsirūpinti didikų protekciją, pamatyti Rafaelio piešinius Vienoje ir kartu su Boleslovu tapyti. Boleslovas iš tikrųjų labai daug kopijavo Kanuto paveikslų ir pirmiausia Felikso ir Juozapo brolių užsakymų. Ir kaip minėjau, iš tikrųjų yra nemažai tų faktų, kad Kanutas su Boleslovu tos pačius kūrinius tapė kažkaip etapais kartu. Ir tokia užuominos. 842 metais Kanutas rašo sūnui: Aš čia be tavęs padariau ponios Dmachauskienės portretėlį. Be tavęs. Vienas darydavo su juo. Išvykstančiam į Peterburgą sūnui padovanojo albumėlį su savo ir Boleslovo mamos portretais. Ir rašydamas laišką į Peterburgą, kai Boleslovas įkvietė atvažiuoti pasisvečiuoti, prasitarė apie šeimoje brestančią dramą. Nes gyventi su mylimąja, kurią Basa išsivežė į Romą, į Paryžių ir Romą, jam jau darėsi nebelabai smagu, atrodo.
Štai ką rašo, citata. Prisipažinsiu, kad kartą išvažiavęs iš namų jau nenorėčiau daugiau į juos sugrįžti. Arba labai negreit. O susijungti su tavim ir formuoti vieną sielą dviejuose kūnuose. Paskui Peterburge prašyčiau atleidžiamas iš instituto, nes jeigu prašyčiau čia būdamas, mama tikriausiai sukliudytų. O mes dirbsime kartu prie bendrų paveikslų, drauge mūsų vardais pasirašysime. Apie Boleslovo mamą jis ten parašęs, jau nedėjau tų citatų ir visai šiaip savo tokių atsiliepimų, kad bijau, kad tu nebūtum paveldėjęs jos charakterio, viskas jai blogai, niekas jai neįtinka, ką tik bedarau, viskas, žodžiu, kritika, tik taip pilasi ir jis, atrodo, jau tikrai su ją gerokai ten buvo apsipykęs. O su Boleslovu tiesiog, jautė tą poreikį būti, man atrodo, kad Boleslovai atvirai pasakius labai slėgti turėjo šitas tėvo toks spaudimas ir toks noras visur ir visada būti kartu ir jis, iš esmės ribojo jo savarankiškumą, mano supratimu. 851 metais rašo Boleslovui, kuris prisipažino, kad pradeda tapyti Bakchantės paveikslą, rašo Kanutas, atsiųsk man mažą savo Bakchantės eskizą, nes ir aš sumaniau ją tapyti. Ir yra Bakchantės paveikslas Dailės muziejaus rinkiniuose ir neaišku kurio, tiesą sakant. Ir dar vienas aspektas, kad nežiūrint to begalinio meilės pasireiškimo savo sūnui Boleslovui, jis jį ištisai irgi kritikavo. Jam niekada neįtiko, gal Boleslovas ir nebuvo labai gabus, nes man atrodo, kad Kanutas buvo kaip dailininkas stipresnis. Bet Boleslovą, ko gero, jisai pats užniurkė. Taip, nežinau, ar čia lietuviškai galima taip sakyti. Štai tokių citatų daug, aš čia parinkau vieną kitą. Atsiuntė Boleslovas tėvui eskizus portretų, kažkokių portretų, 55 metai pavasaris. Kanutas ką? Rašo, eskizai gražus, tik būtų geriau, jei ir akis būtų nukreiptos į tą pusę, į kurią pasuktas veidas. Tai yra į kairę, arba veidą atsukti tiesiai, tuomet ir akis galėtų būti kaip yra. Nes dabar yra kažkaip nenatūraliai. Kam sukti galvą į šoną, į žvilgsnis tiesiai žiūri. Ir jis taip kiekvieną Boleslovo darbą sukritikuodavo, tarsi pagirdavo, o paskiau sukritikuodavo. Ir štai dabar grįšiu prie šito autoportreto. 852 metais Boleslovas atsiuntė šitą savo autoportretą tėvui. Ir Kanutas rašo, pirmą kartą ir vienintelį, man atrodo, neturėjo priekaištų. Dėkingumo kupina širdimi priimu tavo linkėjimus ir tavo autoportretą. Negalėjai atsiųsti man nieko kito, kas labiau sujaudintų mano sielą. Vos pažvelgiau, ašaros ištryško. Galiu pasakyti, kad nuploviau nuo jo dulkės savo ašaromis. Kokia poza, kokia išraiška. Kiek daug pasako toji ranka ir kaip ji nutapyta. Atvirai pasakysiu tau, kad jau viršėjai mane ir esi didelis dailininkas. Lygi šiol tave mylėjau kaip geriausią sūnų. Nuo šiol gerbiu kaip talento aukštesnį dailininką. Citatos pabaiga. Ir čia turėjo būti kažkokia drama. Nes nugarinėje paveikslo pusėje yra užrašas, kad šitas Boleslovo Rusecko portretas, jo paties tapytas, yra Stefanijos Karpavičiūtės nuosavybė Ruseckienės. Ir buvo paliktas pas Aušros vartų kleboną Kazimierą Zalevskį su įpareigojimu grąžinti, kai tik tai savininkė pareikalaus. Įrašas darytas 857 metais. Tai vadinas, Boleslovas paveikslą iš tėvo atsiėmė ir atidavė padovanojo savo žmonai. Ir po Vilnių sklandė legendos,
Apie šį autoportretą paminėtos Jano Apsto rašytame Boleslovo Rusecko nekrologe. Buvo pasakojama Vilniuje, kad esą šis paveikslas buvo nutapytas po Boleslovo vestuvių ir skirtas tėvui, kuris šiai santuokai nepritarė. Ranka ant širdies ir akise atsispindintis prašymas per ašaras, pasak Apsto, buvo skirtas tėvui permaldauti ir pasiekė tikslą. Tėvas, matydamas tokį menišką kūrinį, susitaikė su sūnumi ir marčia. Tai, žodžiu, kad kažkas šitoje istorijoje buvo tėvo įsižeidimas ir permaldauti reikėjo, tai buvo. Ruseckas Boleslovas yra sukūręs Kanuto portretą, kuris litografija publikuota Ročnik Literatskė 844. Čia vėl tas tokia špilka. Darbą atlikai gerai, sako sūnui, nors portrete mano nosis kiek pakrypusi į šoną. Galbūt ji tokia ir yra iš tos pusės, iš kurios piešiai. Nors nosis kaip nosis. Na ir pereikim prie Boleslovo istorijos su Stefanija, kuri irgi aš čia nepasakosiu visų ilgos istorijos viražų ir reikalų. Labai gerai žinomi šitie du portretai, dabar galvoju, bet čia jau tik visiškai paraštėse, galvoju, kad gal vienas galėtų būti ir Kanuto tapytas, kai čia taip tokie reikalai, pas juos ten viskas tokia jau permaišyta, bet gal ne. Gal ne. O čia vieną portretą tai priskyriau, čia šitą moteriškę kairiai. Yra portretas Dailės muziejuje saugomas kaip moters žalia suknelė, tiesiog įvardinta. Aš žiūrėjau. Žiūrėkit, suknelė iš esmės ta pati, su raišiota priekyje ir kakta. Čia, aišku, vienas portretas anfas, kitas profiliu, bet kaktos linki, aš taip ir matau, ta pati tokia truputį iškili kakta. Tai man atrodo, kad šita žalia suknelė moteris tai yra Karolina Karpavičienė. Čia mano atribucija šios paskaitos proga. Tiksliau, identifikacija. Čia Boleslovo Rusecko tapyta, jeigu nepadėjo Kanutas, negaliu pasakyti, piešta, tai jo paties. Tapyta tai galėjo būti su Kanuto pagalba gal. Yra ir šitie portretai man dabar šitam visam kontekste pradėjo kelti klausimų. 844 metais laiške Boleslovui Kanutas rašo: pas ponę Karpavičienę nebuvau tik kartą. Visiškai neatsisakau. Gal ir padarysiu tau jų portretėlius, bet ne taip greit. Po kiek laiko vėl rašo: prieš šventes turėjau imtis ponios Karpavičienės ir jos dukterų portretų. Birželio 10:44. Per vyskupą Civinską vykstantį į Peterburgą siunčiu pačios ponios Karpavičienės portretėlius. Gali būti, kad išėjo mažai panašus, nes užsidėjo čepčių, kurio niekados nedėvi ir kuris ją labai pakeitė. Gali pasilikti juos savo, o Vaclovui padarysi kopijas. Vaclovas tai brolis tų Karpavičių, studijavęs Peterburge. Tai vėlgi vienas iš šitų portretų galimas dalykas Kanuto tapytas ir paskiau jau kopijuotas Boleslovo. Žodžiu, klaustukai ant klaustukų. Bet, panašu. Ir kai žiūri, tai jie skiriasi šiek tiek braižų. Nėra visiškai identiški. Tai iš šitos visos istorijos aprašytos Kanuto, panašu, kad jisai tapė Karpavičienės ir dukterų portretus. Dabar įsivaizduojam, kad Kanuto santykiai su moterimis ir su savo žmona buvo taip, ne visą laiką idiliški, bet atrodo apie Boleslovą to pasakyti jau neišeitų. Jau ten ta meilės istorija tokia idealizuota. Ir vis dėlto nebuvo jie taip visiškai idiliški, nors
sunku pasakyti iš tikrųjų, kame ten ta priežastis, bet Kanutas vienam laiške prasitarė. Gaila man tos tavo mieliausios žmonos, kad ją net iki ašarų privedi savo blogą nuotaiką. Tai ir tokių citatų būtų daugiau, galima būtų pririnkti. Tai Boleslovas buvo kažkoks tam tikrų momentų po vestuvių prabėgus kažkiek laiko paniręs į didelę depresiją. Man taip susidarė įspūdis. Kodėl, kas ten buvo? Ar gal net ir tas tėvo toks spaudimas būti menininku, vis tobulesniu, o jam norėjosi, mano supratimu, truputį kitų dalykų. Bet palikim tas prielaidas ir dabar pagrindinė mano, nuo ko šitą paskaitą pradėjau galvoti. Tai šitos dvi moteriškės, kurios akivaizdžiai yra skirtingos moteris, abu portretai tapyti, ar bent jau priskiriami Boleslovo Rusecko teptukui ir abu pavadinti dailininko žmonos portretas. Kas tai? Tikrai žinom, kad Boleslovas antrą kartą nevedė, savo žmonos atminimą labai saugojo, buvo labai prisirišęs prie jos. Tai kas ta moteris? Ir dabar padarysim tokį truputėlį žingsnį atgal į Kanuto Rusecko estetinis pasirinkimus. Čia buvo labai smagu rasti ir tiesiog labai smagu man parodyti, yra Kanuto Rusecko Romoje tapytos kopijos nuo Rafaelio, kurios dabar yra Peterburgo dailės akademijos muziejuje ir man atrodo beveik niekam nematytos ir nežinomos. Jų yra daugiau, 6 ar 7 paveikslai, čia įdėjau tik dėl pavyzdžio 2, kad jie nepaprastai gražus ir man tai buvo reikalingi šitam pasakojimo kontekste parodyti, kad Kanutas labai žavėjosi Rafaeliu. Jis tą ir savo laiškuose mini, ir Boleslovui liepia kopijuoti Rafaelį, ir pats jo labai žavėjosi, ir jo moterų tipas jo paveiksluose labai dažnai, pasakykime, toks rafaeliškas. Sakykime, kad ir, čia ta juodai balta nuotrauka, tai yra iš Kernavės bažnyčios nešiojamo altorėlio paveikslas, kuris, čia šita centrinis tas paveikslėlis labai nekokybiška. Turėjau nuotrauką, čia yra kopija nuo Rafaelio, bet praktiškai kartojasi tas pats tipažas. Ir iš apreiškimo paveikslo ta Marija yra praktiškai tas pats tipažas. Kartais rasdavo ir kitą modelį, netokį rafaelišką. Čia, man atrodo, ta Bachantė, apie kurią minėjau, kad tapė kartu kaip ir Boleslovas, tai irgi yra labai konkreti moteris. Ir Kanutas tų modelių, kurie galbūt kartais virsdavo mylimosiomis, turėjo tikrai ne vieną. Tas, tiesą sakant, labai akivaizdžiai matosi jo laiškuose, bet Drėmos knygoje yra kažkaip neakcentuota. Bet kai pradedi ieškoti ar pakeli tos tikrus, ta prasme, archyve laiškus, neiškupiruotus, tai atsiskleidžia tokie niuansai. 856 metais spalio 26 Kanutas Boleslovui rašo: blogai darai man taip retai rašydamas. Nuobodžiauju ir vėl kilo manyje stiprus noras vesti. Yra minčių apie šį projektą, yra už ir yra prieš. 857 vasarį 22 Kanutas rašo vėl: susipažinau su viena gražia jauna panele, nepaprastai linksmo charakterio. Vasario 27. Ilgai nerašiau, nes įsuko karnavalo linksmybės, o dar lyg tyčia susipažinau su viena mergina, jauna, padoria ir itin linksmo būdo. Jai asistuodamas turėjau būti dažniau nei bet kada teatre ir karnavaluose.
Visai išsimušiau iš įprasto gyvenimo ritmo. Tų metų balandžio pradžia, vėl laiškas. Pranešu tau atvirai, kad vedu. Tegu ši žinia tavęs nenuliūdina. Elgiuosi taip po ilgų apmąstymų ir pasitaręs su savo nuodėmklausiu. Todėl nesileisk į jokius įkalbinėjimus, nes tai jau niekas negali pakeisti. Nesijaudink, jūs myliu taip pat kaip ir anksčiau. O jei nori ir tu atsilyginti tuo pačiu, tai parašyk man, kad sutinki su mano valia, nes tavo laišką žadėjau parodyti sužadėtiniai. Tavo seseris ir niekas kitas to dar nežino. Bankauskienei paskirsiu, ką galėsiu, ir tegul savo eina nuo mano galvos su savo vaikais, jie man įgrįstų iki gyvo kaulo. Julija, jeigu pasiimtumėt pas save, man padarytumėt didžiausią paslaugą. Aš imu vargšę mergaitę, bet padorę, dievotą. Tikiuosi, kad ir jūs ją pamilsite. Susipažinau su ją kažkaip atsitiktinai, gal taip likimo lemta. Taigi, kas ta mergaitė? Ta mergaitė, Paulina Šubertaitė, Vilnietė, miestiečių luomo evangeliko Gotlibo Šuberto ir katalikės Barboros Buračevskos dukra, turėjo dvi seseris. Viena sesuo mirė vaikystėje, kita sesuo pasigimdė nesantuokinį vaiką ir taip pat numirė. O Paulina Šubertaitė atsitiktinai susitikusi su Kanutu Rusecku ištekėjo už jo 858 metais, birželio 23 dieną, Bernardinų bažnyčioje yra metrikų aktas, kurį kaip dokumentą rodau. Ir šitas faktas kažkodėl Drėmos knygoje yra prislėptas. Nežinau kodėl, tikrai nesuprantu, nes negalėjo Drėma nežinoti. Nuo Boleslovo Kanutas irgi iš pradžių nuslėpė, nes parašė, kad vedu. Bet 58 pabaigoje dar taip rašo. Dabartinį savo gyvenimą susitvarkiau taip. Netoli už miesto susidėrėjau stalą, arbatą ir baltinių skalbimą. Iš ryto einu pasivaikščioti. Sutartą valandą jau randu paruoštą arbatą. Pietų einu 12, o vakarienės 5 arba 6. Kartais stebiu arba piešiu pro langą. Net kilo noras nusipirkti šitą namą ir čia baigti savo gyvenimą. Nedaug jisai pagyveno su ta Paulina, nes 58 vedė, 60 mirė. Ir Boleslovui prisipažino jau, taip net vienam laiške, kai Boleslovas buvo jau Italijoje, su žmona keliavo ten po Europą. 59 metų rugsėjį, beveik po metų, jisai laiške Boleslovui Kanutas parašė. Keistokai. Apie mane, tikiuosi, jau žinote. Taigi neturiu ko slėpti, vedžiau. Gyvenu žmonos namelyje ant gražaus kalnelio su maloniu vaizdu. Įsirengiau kaip nuosavame. Turiu visokių pramogų. Niekas nekliudo man mylėti ir jūs visą širdimi kaip ir anksčiau. Turiu piešimo pamokų, tapau, laisvomis valandomis imu kastuvą, kasu žemę, sodinu medžius ir gėles. Tobulas toks gyvenimo etapas. Boleslovas tėvui atrašė santūriai. Dėl tėvo vedybų sąžiningiausiai galiu pasakyti, kad beveik nieko nežinojau. Balandžio 7 gavau iš Vilniaus laišką, kur tarp kitko buvo ir tokie žodžiai. Galbūt teko girdėti apie tėvo vedybas. Tik tiek. Nesakysiu, kas parašė, nes savigarba man neleido klausti nei tėvo, nei kieno kito. Spalio 22 dienos gautas tėvo laiškas pranešė ir įtikino mane apie įvykusią permainą. Prašom patikėti, kad nuoširdžiausiai prisirišę liekame visą sielą ir visą širdimi, tikros laimės ir gero linkime.
nežinia, kaip Boleslovas, matyt, priėmė vis tiek tėvo sprendimas, bet Stefanija tikrai buvo nesužavėta šituo reikalu, nes Paulina ne tik, kad kito irgi tikėjimo iš dalies, bet ne bajorė, miestiečių luomo, tai čia mezaliansas. Na, bet jie turėjo susitaikyti su šita padėtimi. Paulina buvo irgi smarkiai jaunesnė už Kanutą, bet gyveno nelabai ilgai, jinai mirė 864 metais, palaidota Bernardinų kapinėse, bet antkapio į niekas nepastatė. Kažkaip nėra žinoma jos palaidojimo vieta. Na ir tada pereinam prie šito portreto. Aš manau, kad po tėvo mirties, greičiausiai, o gal net ir po Paulinos mirties, Boleslovas nutapė šitą portretą, kur yra tėvo žmonos portretas. Jinai čia yra su gedulo drabužiais, kadangi mini Kanutas, kad buvo pamaldi, tai prie bažnyčios. Ir čia gal toks Boleslovo tam tikras atsiprašymas, nes jis iš tikrųjų priešinosi toms vedyboms. Čia aš ne visas citatas citavau. Ir tas portretukas, kuris yra portretukas, man atrodo, tapytas Kanuto gali būti. Čia irgi prielaida, bet kad šitas moters prie bažnyčios portretas, man atrodo, labai logiška manyti, kad čia yra Kanuto antros žmonos. Dabar jau labai užtrukau, bet greitai perbėgu dar Stefanijos mirties paveikslas, čia nedetalizuosiu, ką tik norėjau pasakyti, kad kokie skirtingi buvo tas tėvas ir sūnus, kurie norėjo Kanuto svajonėse būti viena siela. Tėvas nevaldomas, aistringas, slapukas tam tikrą prasme, gaivalas. O Boleslovas nepaprastai ištikimai, čia buvo labai pamaldus irgi iš tikrųjų, čia Antano Paduviečio arkibrolija buvo įstojęs Italijoje, Paduvai. Ir čia pabaigoje tai porą tokių jau lenkų kalba įdėjau dokumentų citatų, kurie rodo, kaip jis visą gyvenimą puoselėjęs iš tikrųjų tą savo žmonos atminimą. Boleslovas ir po mirties ją norėjo įamžinti. Ir buvo įkūręs šito, kažkaip anksčiau nebuvo atkreipus dėmesio, tokią fondą Boleslovo Rusecko ir Stefanijos Karpavičiūtės Ruseckienės fondas, kuris buvo įsteigtas Krokuvoje mokslo akademijoje. Boleslovas Ruseckas ten skyrė 20 000 auksinų su sąlygom įvairiom. Čia ilgas ten labai tas yra susitarimas, kad tam tikra suma, 4 procentai nuo tos skirtos pinigų, tos dotacijos bus išmokama pačiam Boleslovui, o po jo mirties seseriai Virginijai, su kuria jis tuomet kartu gyveno Vilniuje, tokios kaip pajamos, o visa ta suma turėjo būti skirta labai įdomiai stipendijoms katalikams, Lenkų studentams, kurie pirmumo teisę turi Ruseckų ir Sidaravičių palikuonis. Tai yra jo ir žmonos giminės, artimi giminės. Jie, norintys gauti stipendiją, turėjo pateikti įrodymą giminystės, tai yra kažkokį dokumentą, universiteto baigimo diplomą, nes turėjo ne šiaip savo gauti, o tik tai rimtam mokslui studijuoti užsienyje. Ir, taip, tuo būdu jis norėjo įamžinti savo ir žmonos tos vardus, remdamas jaunuolius studijoms. Bet atrodo, kad pasikeitus valdžioms ten viskas kažkaip taip
baigėsi, nes ten dar buvo sąlygų, kad tas kapitalas turi išaukti iki tam tikro dydžio, bet jis nespėjo išaukti, ten karas ir taip, žodžiu, man atrodo, tas fondas neegzistavo paskiau jau. Na ir yra Boleslovo testamento. Žinom, kad jisai kolekciją paliko mokslo mylėtojų draugijai, dėl ko mes turim labai daug Ruseckų ir jų kolekcijos kūrinių, bet man buvo įdomu, kad jis paliko labai daug kam išdalino, iš tikrųjų buvo turtingas žmogus ir ne tik kolekciją, bet ir finansus išdalino įvairioms labdaros organizacijoms, prieglaudoms, bažnyčioms, rėmė Viešpaties prisikėlimo tą naują tokią vienuoliją Krokuvoje, 3 bažnyčias, žodžiu, daugybę įvairių institucijų, asmenų ir ypač katalikiškų rėmė. Ir pasirodo, kad buvo kažkokia giminaitė, Ganšinova pavardę, gyvenusi Rusijoje, tolima giminaitė, kuri buvo užprotestavus tą jo testamentą. Ir buvo teisme sprendžiami šitie dalykai, bet vis dėlto paskiau tas testamentas įsigaliojo ir mes galime čia kalbėti apie Ruseckų portretus ir kitus rinkinius. Ačiū uždėmesį.